Dar kartelį, sveiki, visi labai gražus, besišypsantis ir kai kas net gėlaus atrado, kalbu apie vyrus, labai smagu, iš ties, ir labai smagu jūs matyti, brangieji. Pradėsim turbūt nuo jaunikio ir jisai dabar išvardins 5 priežastis arba 5 gerasias savybės savo antros pusės, o mes po kiekvienos savybės paplosim labai taip. Čia buvo toks kaip ir testukas ne dėl to, kad sužinot kokias savybės, o dabar žinosit iš tikrųjų per giminės susibūrimus, kas dažniausiai sakys kalbas, matot. Mėly ponai ir ponios, Enrika ir Remigijus Morkiai. Jūsų pavadimai. Jaunavedžiai jums, mėlyjei svečiai, dovanoja nepakartojamą pirmąjį savo šokį. Tai va, norėčiau pradžioj, be abejonės, palinkėti visiems pačios geriausios nuotaikos, nes jūs, mėlyjei, esat patys tikriausiai savo geros nuotaikos kalviai. Pažiūrėkite, du gražius žmonės, jie šypsosi, jie truputėlį gal ir pavargė jau nuo tų visų lakstymų ir klajonių, tačiau bet kokiu atveju nuotaika yra pakili, tad užsikrėskite ir jūs tą gerą nuotaiką ir atšvęskite tinkamai. Skirstomės 6 valandą ryto. Nenorėčiau kalbėti labai ilgai, vis tiek pirmasis žodis, labai rimtas žodis, priklauso liudininkams ir šiandieną liudininkai tikrai turės ką pasakyti, jie kalbės, sakė, vieną tostą po kito, liesis į kairę, į dešinę. Aš taip tikėjausi, bet paskui paaiškėjo, kad visgi bus ne taip. Jie sakė, mes trumpai. Šiaip žinokit, Lietuvos rinktinės atstovai apsilanko nedažnai. Į Kaišiadorių rajoną atvažiuoja. Mama, kaip sakant, Lietuvos rinktinės centras truputėlį svorio priaugo per vasarą. Gerai, bet iš užpakalio moteriškos pagalbos reikia. Nu, moteriškos pagalbos dažnai vyram prireikia. Iš užpakalio ir iš priekio. Antanas Kavaliauskas šiuo vakar pas mus svečiuose. Gerai, mes turim Lebronį, pablojam Lebroniui. Pons Antanai, jūsų rinktinė, žinokit, jau neveiks kitais metais, jeigu jūs taip neklausysit trenerio nurodymų. Dabar dėmesį. Tai panašiai kaip ponas Antanas Kavaliauskas. Taigi, 1, 2, 3. Važiuojam, publika palaiko garsiai, palaikom. Na, 1-0 Antanas Kavaliauskas, ką tik įmetė pirmuosius taškus ir rezultatas yra 2-0. Lietuviškas vardas, pons Antanai Kavaliauskai. Jūs laimit galimybę visą vakarą vaikščiot su šita nugalėtojo skrybelė. Kas už tai, kad darbus į vyriškus ir moteriškus skirstyti nereikia? O, žiūrėkit, vienbalsiai. O kas manot, kad darbai dažniausiai šitie yra vyriški, o šitie yra moteriški? Kas už tai, kad yra? Duodam jiems užduoti nusimauti pradžioj savo batukus. Vieną batelį duodam savo mylimam žmogui, o vieną pasiliekam savo. Apsikeičiam, žodžiu. Turėsi teisingai atsakyti keletą klausimų. Tačiau mes... Mes neišmoktumėm tiek daug svarbių dalykų ir be jų mes tikrai netaptumėm tikrais žmonėmis. Tai reiškia, kad jūsų visi draugai turės dar vieną šokių balių. Na ir be abejonės tai reiškia, kad ir mes su maestro 85 metų didžėjom turėsim irgi galbūt darbo, tikimybė yra. Kaip sakoma, jeigu gali zikti, nes pas mus, kaip sakoma, paplatinsim. Pirmas trofėjus gyvenime. Aš nebejoju, kad jisai bus labai reikšmingas ir netgi lemtingas Tommy Vaivorkai. Gerai, dar kartelį sveikinu žmogui su nuostabiu vardu Plojimai. Na, o aš norėčiau pasakyti, kad dėja, taip jau nutinka, kad tenka išsiskirti su nuostabiais atributais. Tai yra su plokšte. Nuotakai išsiskyrė ir su keliais šitaip, kad jų linkskyrių nieko neprarado.